Gal teta pasakytų, kur tuos Elgetas dabar rasti? O jūs pasukit va šito keliu. Kur? Dešinė. Eik šian. Prieik arčiau. Ar negalėtum keleiviui pasakyti, gal tu bekeliaudamas sutikai? Aš turiu būtinai pamatyti blindą. Arklių, daugiau arklių reikia, Motiejau. Mužikai brenda pas mane iš visų kaimų. Pasakyk čigonui, kad laikinai nutrauktų visus sandėrius su Prūsija. Mums patiems dabar nuogas užpakalis. Pasakysiu. Nebetoli tas laikas, kai mes visoje Žemaitijoje karaliausim. Nebetoli, pats pamatysi. O tu nebijai, Tadai? Ko? Na, kad sugaus mus. Kas? Ogi ponas Gruinius. Ha, Gruinius, jis vienas, o mūsų? Na, broliuk, nežinai, kokie dalykai kitose kraštuose dedasi. Ištisi miestai sukyla, net kariuomenė negali atsilaikyti. Negali būti. Pats mačiau. Svarbiausia, kad žmonės vieningi būtų. Žinotų, ko nori ponai ir ko nori mes, vargšai. Nepatinka man šitas reikalas, Tadai. Koks? Nagi, panelė šita. Ko ji nori, kas ji tokia? Kad kokio šunybės neiškrėstų. Iš to paties raugo Gruiniaus. Nepatinka ir man, bet negi dėl kažkokios panelės blauzą aš šlapinsiu. Nė velnio nuo jos ir pasiklausiu. Gal man palaukti? Nereikia. Na. Labas, panelė Kristina. Sklinda gandai, kurios nešioja po miškus vėjai. Jūs šaukėt mane? O jūs drąsus. Kad sučiupti susirengė, nepagalvojot? Taip, tik katės maišę perka. Ką pasakysit? Tėvas gaudinės ruošia. Rytoj į Džiuginėnų suvažiuoja iš visų apylinkės dvarų. Šit kaip? Iš gubernatoriaus laiškas atėjo. O gal ir mane kviečia? Aš dėkingumo nesitikėjau. Bet patyčių tuo labiau. Bet juk ir jums. O jeigu sužinos tėvas, jo ausis toli girdi. Kaipgi čia dabar, a? Dėl ko jūs taip? Aš jūs perspėjau, o jūs žinokitės. O aš sakau gėda. Aš nestražnikas. Vaikytis po miškus kažkokį valkatą? Leisiu ponui Jokūbui pastebėti, tai ne valkata, o baisus razbaininkas. Man yra pranešta, su jo dabar yra apie 100 mužikų. Nu, kadagi ponas Bernardas baidosi mužikų? Jis pelenais paleido jau 5 dvarus. Paklaus pono Vėdaro. Sudegino unsvotai. Iki pamatų sudegino. Didelis gaisras buvo. O ponio Šniukštėnės apiplėšimas? O mano tvartai? O mano arkliai? Kokie arkliai? Nėra ko čia daug gaušinti burnos. Svarbiausia, kad tą valkatą imtų medžioti patys mužikai. Mužikas mužiką medžios. Sulauksi. Reikia apšaukti blindą be dievių. Teisingai. Velnių sėbrų. Seniai taip reikėjo. Mano pareiga gelbėti paklydusius. Dievo žodis turi juos vesti į dorovės kelią. Tokia aukščiausiojo valia. Antra, bažnyčios pasmerkimas nužudytų viltį nusidėjėliui. O tai baisi nuodėmė, ponai. Ir aš negaliu jos prisijimti. Tegu ponas Krapienis tar savo žodį. Jo dvare apie 50 raitelių dykai duoną valgo. Man regis per didelė garbė mužikams. Ponas Krapienis nesirodo. Ponas Krapienis matyt bus nusprendęs nesivarginti. O ne, štai pagaliau ir jo karieta.
Gero apetito, gerbiami ponai, ir rankas aukštin. O, kiek čia pažįstamų. Ponas Bernardas, ponas Silvestras, ponas Jokūbas, ponas... Jeronimai, palydėk Leboną į rūmus. Ko jau ko, bet su Dievu pyktis. Nenu. Karmenai? Taip. Šitie ponai tikriausiai bus atvežę mums lauktuvių. Žvilgti reikia jų kišenės. Bus padaryta. Brangus kaimynai, kiekvienas iš jūsų pridarėte aibės niekšybių. 100 mužikų nuvarėte į kapus, o gyvieji ir dabar tebespjaudo kraujais. Bet mano širdis nekerštinga. Jūsų nuodėmėms išpirkti užteks vieno žmogaus. Ponas Bernardai, štai rimbas kiekvienam kaimynui po 10 kirčių. Ne, aš ne mužikas, aš. Jeronimai, paaiškink ponui Bernardui, kad jis tikrai ne mužikas. Na, prašom prie darbo, ponas Gruiniau. Visiems nusimaut kelnes. Skaičiuoju iki 3, daugiau nemoku. 1, 2. Smarkiau, ponas Bernardai, šitaip tik mužikai mosuoja. Žiek, panulis, smagiau. Nepatinka. Skanu, panulį, a? Karmenai. Geras žmogus. Va, kiek davė. Kuris jau tiek daug davė? Ogi kurį dabar šventina. Prieš 5 metus mane pakart norėjo. Ir visai už nieką. Už kažkokį nupiepusį arklį. Pasirodo geras žmogus, špiga takuota. Na, ukvedį. Tavo minkštoji jaučias timburė dar neragavo. Iki pasimatymo, gerbiami ponai! Alia! Atleiskit už sutrukdymą!
Labai prašau man atleisti, ponai. Čia ir buvo blinda. Na, gyvatė. 500 rublių. Aš jam nedovanosiu. Aš pats nulupsiu skūrą šitam mužikui. Tegu Dievas tave saugoja svieto lygintojau. Gražinkit man arklį. Mažų vaikų pagailėkit. Iš kur žinai, kad tavo arklys pas mane? Žmonės sakė, žmonės matė, kaip iš laukų nuvedė. O ar tu pažintum savo arklį? Su žvaigždute toks, bėras. Pas mus daug bėrų ir visi su žvaigždutėmis. Ieškok. Maniškis. Kas vogė arklį? Aš dar kartą klausiu. Kas vogė arklį? Aš? O aš nežinojau. Čigonas sako, 4 reikia su žvaigžde. O čia kaip tik pasitaikė. Žiūriu, braido palaukėje, aš jį užpavadžiu ir... Kieno arklys, teiravaisi? Tai kad su žvaigžde. Čigonas liepė. Priesaika, Jeronimai, priesaika, kurią davei prie pušies. Prisimeni? Tai kaip bausim, vyrai? Pagal priesaiką. Ant šakos tokį, kad visi žinotų. Juk prisiekė vardienių neskriausti. Nereikia. Ne iš blogo juk jis. Nereikia ant šakos, nereikia. Kelkis! Prieš ką klaupies? Juk aš ne ponas. Gal iš tikrųjų nereikia. Ne iš blogos juk Jeronimas. Vogti nepratęs. Uoslės neturi. Špyga taukuota. Koksgi jis valstietis, jei mužiko arklio neskiria nuo pono arklio. Tegu dabar pavosto. Tegul pavosto. Arba ant šakos jį. Geriau jau ant šakos tada. Nebušiuosiu aš arklių uodegos. Motiejau, pasimk porą vyrų ir dumk prie Luokės kelio. Gubernatoriaus pasiuntinys veža parėdimą į Gruiniaus dvarą. Gerai pakratyk. Gubernatorius ne Elgeta, o be to mums įdomu žinoti, kiek jo šviesybė siūlo pono Edmundui už mūsų galvas. Lėk. Lėkiu. Ačiū tau, Marija. Dabar kuo skubiausiai grįžk į dvarą, kol tavęs nepasigedo. Nu! Kas ten? Tadai kažkas apie stovyklą sukinėjasi. Aš jį mačiau, tuo mes jam užkirsim kelią. Paspruko špiga taukuota. Viena bėda, ne bėda, kad Motiejui velnės kojas nepakištų.